Apibūdinkite apie šias varžybas, kaip šiandien vyko varžybos, kaip jums sekasi? Viskas priklausė, manau, nuo pat pradžios savaitės. Treneris akcentavo, kad gerai dirbsime per treniruotės ir taip pat rodysime per varžybas. Tai gerai dirbome treniruotėse ir nuo to priklausė šio savaitgalio rezultatai, manau. Šį savaitgalį laimėjote abi dvi varžybas, lengvas varžybas išvykoje ir lengvas namuose. Kas tai lėmė? Pasiruošimas? Manau, nusiteikę gerai, po mūsų komanda, nežinau, dirbom gerai treniruotėse, trenerių nurodymų klausėm, čia dabar namuose prieš Mažeikis tiek pradžią gal nesikaupę pradėjom, bet paskui įsibėgėjom ir aštriau pradėjom žaisti, gynybai kibiau ir viskas gerai. Žiūrovai pasigėdo jūsų mažesnis vaidmuo pasidarė aikštelėje. Ar atsirado konkurencija, ar kaip? Na, kaip yra visokių būna, klaidelių padarau visko ir konkurencija didėja, aišku, prie geresnės komandos, bet nieko, kaip nors įsibėgėsim, po biškį bus gerai. Gal yra per didelis krūvis fizinis duodamas treniruotėse? Oi, na, man jaunam tai dirbti dar sportuoti, trenerio klausyti ir eiti į priekį.